Sveikas darbštalytės. Šiandien yra kovo 1 diena. Ir aš iš tiesų prieš porą dienų prisiminiau, kad pernai kovo mėnesį aš dariau tą savo super challenge, kada sukau ruletę, apsikroviau pradėtukų iki begalybės ir, žodžiu, mezgiau viską iš eilės ir nieko konkrečiai. Sara, ką tu čia turi? O Dieve. Šokoje pasirodo nusibrosino. Anyway, žodžiu, pažiūrėsiu po video, kas čia liūtį nutiko. Puikiai pradžia, ne? Žodžiu, grįžtam prie reikalų. Pernai, kovo mėnesį, aš sukinėjau savo ruletę, dėliojau, žodžiu, mezgiau visokias sąmonės ir nesąmonės, turėjau krūvą pradėtukų, kurių turiu vis dar ir šiemet. Ir sugalvojau, kad noriu dar kartelį padaryti šitą akciją atrakciją. Tik tiek, kad šiemet aš būsiu truputėlį gudresnė. Į dabartinę ruletę susidėjau tuos mezginius, kuriuos turiu pradėtus, arba kuriuos turiu, taip sakant, truks plyš pradėti. Tai reiškia, mezginiai, kurių aš neturiu, bet turėčiau pradėti kažkada tai kovą arba pabaigti kovą ir, žodžiu, kažkaip tai jie turi kovo mėnesį pradėti gauti fizinę formą. Tai yra Moby Sweater, kurį megsiu su Dominika ir su Kristina ir Laura. Tada Moby Sweater yra by Petit Knit. Pagal Petit Knit aprašymą turiu siūlus. Jėzu, atsiprašau, kad tai traška. Siūlus naudosiu šituos. Čia yra labai plonytis cobweb merinas ir merinos su vilna, kurie yra merinos su vilna. Vilna ir medvilnė, pem, kurie man liko nuo mano skaros pernai vestuko. Žodžiu, šitos mano to challenge. Šitos spalvos šiaip mažiau kontrastuoja dienos šviesoje, aš nežinau, kodėl aš čia taip dabar atrodo. Žodžiu, bus šitaip. Tada yra, taip, paliksiu čia. Jo. Tada yra kovo mėnesio kojinės, kurios skamba kol kas labai paprastai, bet koks akių apmetimas ir bumerango kulnas. Tai žodžiu, aš dieną darbe jau susiradau visą krūvą visokių schemų, kurias norėčiau galbūt pradėti ir kojinės yra per kovą pradedi ir kovą pabaigi. Ir tada dar vienas dalykas, kurį aš turiu pradėti, manyčiau, kad aš tikrai turiu pradėti per kovą, yra testnitas, lyg man jų tikrai mažai būtų. Ir šitas testnitas yra Herb Garden Knitwear ir jai aš testuosiu jau netgi antrą kartą. Pirmą kartą aš mezgiau Tallulah Tea, dabar testuosiu Reveries Tea, vėlgi vasarai ir siūlus jau turiu, siūlai yra linas, šilkas ir kašmyras iš ilgės. Siūlus iš tiesų aš tik šiandien pasiėmiau iš paštamato. Parodysiu galbūt truputėlį vėliau arba įdėsiu kokią nors nuotrauką, nes iš tikrųjų aš pamiršau jas išsipakuoti, o dabar ant manęs guli šuo ir aš neturiu, žodžiu, mane sąžinė užgraužtų, jeigu aš pabandyčiau ją čia išjudinti. Taigi vargšiukas, ligoniukas, vos su nubrosinta koja. Anyway. Tai čia trumpai pristačiau tuos darbus, kurių aš neturiu pradėjus ir, žodžiu, nėra ką parodyti. Nes konim aš net nežinau, kokius siūlus naudosiu, ar storesnius, plonesnius, žodžiu, čia gyvenimas parodys. O dabar iš tų darbų, ką aš turiu jau prasidėjus megzti. Tai pirmas darbas yra mano vis dar tebesitęsiantis testnitas šato megztukui palaidiniai šato blaus, man atrodo, vadinasi. Ir dabar aš jau esu gerokai paprogresavus, aišku, čia labai daug kyšo visokių siūlų, bet jie yra iš tiesų visi jau ir sukaišyti, bet aš, kaip sakiau, aš jas visada nukerpu jau po skalbimo, kai žinau, koks ten tas tikrasis likutis yra. Tai va, tai palaidinę aš turiu visą ilgių kūną nusimezgus, susitvarkius kaklą ir man liko tik tais rankovės. Tai viena rankovė yra ant šito papildomo šniūriuko.
o kita rankovė yra sėkmingai ant trumpų virbalų mezgama. Va, tiek įveikiau vakar. Čia yra beveik 30 eilučių. Nes vakar, žinokit, aš labai ilgai ir nuobodžiai, ne nuobodžiai, mezgiau labai smagiai, bet labai iki vėlyvo vakaro mezgiau kojines, kurias matėt turbūt mano vasario video. Nes pabaigiau lygiai paskutinę vasario dieną. Tai va, tai čia mano pirmasis progresas. Jis yra vienas iš tų, kurių aš norėčiau išsisukti pirmiausia, nes tada jam tikrai labai nedaug liko iki finišo tiesiosios. Pavadinkim taip. Antras mano darbas, aš žinokit, net ne visus darbus turiu su savim. Bent įsivaizduoju, kad ne visus, pasižiūrėsim dar. Antrasis mano darbas yra mano skara, kurią aš megsiu su savo draugė Aušra. Šita skara turėjo būti kažkada mano į mezgimo brančą, mezgėjų brančą, žodžiu, kompanionė. Tai skaros jau primezgiau šitiek ir, žodžiu, vėl, aš ją pamezgiau, vėl pas mane atsirado kiti mezginiai ir, žodžiu, vėl viskas sustojo. Tai va, tai tiek. Čia yra Alize ombre kažkas ant 3,75 virbalų. Skaros pavadinimas yra Manderley Shawl. Atrodo teisingai pasakiau. Tai va, gal šita skara bus. Ir tada dar vienas progresas, kuris prasidėjo mano kelionės į Klaipėdą metu. Ir tai yra dar vienas mos megztinis. Va, kaip man čia. Oi, apmėgiau šunį. Štai gi žymekliais. Taip, iš kurios čia pusės viskas ir... Jūs kaip žinote, mano pirmasis mos megztinis išvažiavo pas mano mamą, nes jai labai patiko ir visą kitą. Tai man reikėjo naujo, nes aš likau vis be megztinio, tokio lygaus, visiškai paprasto megztinio. Ir žinau, kad aš pradėjau šitą megzt ir aš supratau, kad čia mano močiutės labai mėgstama spalva. Tai pasižiūrėsim, ar šitas megztinis užsiliks pas mane. Bet žodžiu, turiu gerą gabalą kūno numegztą. Čia yra kūnas, rankovių, aišku, nėra, tiek, kiek atskirimui reikėjo. Kaklas sutvarkytas, viskas sutvarkyta, žodžiu, sėdėk ir megzk. Turiu dar labai daug kamuoliukų, dar kokius mažiausiai. Čia yra trečias, tai dar 5 kamuoliukus turiu. 7, pusę kilo pirkau. Žodžiu, vis tiek per akis ir ausis. Tada, čia megztinis. Gal aš biškį patraškėjau, bet supratau, kad aš turiu dar vieną. Tada, jeigu atsimenat, į praeitą mezgimo dieną nešiausi riešinės. Tai va jos tiek, kiek buvo tada, tai tiek ir liko. Nes visiškai neturėjau, kada aš prie jų prisės, o užtektų man, poros vakarų, vieno, žodžiu, tokio prasukimo ir viskas, ir turėčiau dar vienas riešinės, kurios šitam dabartiniam mūsų lietuviškam orui dar visai yra gerai. Nes paskui aš bijau, kad gal bus per šilta. Na, aišku, kovas nėra pašilčiausias mėnuo pas mus, tai gal ir kovui dar tiktų. Tai žodžiu, toks trumpas pristatymas apie tai, kokius mezginius aš turiu ant virbalų, ką aš turėčiau pradėti. Ir, žodžiu, taisyklės mano, taip sakant, pas mane yra tos pačios. Suku ruletę, išsisuku kažkokį mezginį, mezgu 3 dienas. Ir, žodžiu, žiūrim, ką turim. Arba aš per tas 3 dienas jį pabaigiu, arba, žodžiu, jeigu nepabaigiu, tai keičiu į kažką tai kitą. O jeigu pabaigiu, tai paprastai būdavo taip, kad aš ten tai vienai dienai ar kažką, tam laiko likučiai, pasimdavau tą, ką aš noriu pamegzti. Na, žodžiu, kažką tai galbūt iš to sąrašo išsitraukiu kito, žodžiu, irgi pajudinu, taip sakant. Tai va, tai žodžiu, toks turbūt trumpas intro ir eisim sukt, pasižiūrėsim, ką ištrauksim, ką išsuksim. Va, tai žodžiu, trumpam stabdau įrašą, nes reikia man filmuoti telefono ekrano, kuriame yra ruletė. Ruletė nauja, net, žinokit, naują apsą pasiėmiau, nes anas kažkaip, nežinau, nedžiugino. Ir einam žiūrėti, ką megsiu.
Taigi. Aha, Zaros aištausis. Taigi, kaip matėt, pradėsiu mėnesį su nauju projektu, savo tuo testnitu, kuris iš tiesų labai fainas. Aš vis dar neprisirašiau atsistoti nuo sofos, nes kažkai yra ratuką pasukti. Žodžiu, einu išsipakuoti siūlus, parodysiu jums siūlus. Gal nuotrauką iš tikrųjų įdėsiu va čia, nes kol kas Zara manęs nepaleidžia nuo sofos ir mums reiks eiti lauką. Tai eisiu pradėti savo reveristį. Visas mezginys yra 3 mm virbalais ir 2,5 man atrodo milimetro yra naudojami visai apdailai, žodžiu, truputėlį, kad tas siauresnis būtų toks tankesnis. Tai kągi, turiu pradėtuką, turėsiu darbą 3 dienom ant žiauriai planyčių virbalų, bet ką padarysi. Ir, žodžiu, einu žiūrėti, einu pradėti megzt ir susitiksim po 3 dienų. Tai sveikutis darbštalytės, šiandien jau yra kovo 4, kaip matot, aš jau su nauja šukuosena, nes šeštadienį buvau kirpykloj. Jeigu matėt gal net reelsą, kaip man sekėsi kirpykloj megzt. Ir, žodžiu, atėjau pasirodyti, ką numezgiau per tas pirmas 3 dienas. Taigi, kaip prisimenat, kovo 1 dieną vakare aš išsisukau savo tą reverys palaidinę, kurią testuosiu Herb Garden Knitwear arba Hanai. Ir, žodžiu, turiu visai neblogą progresiuką, žinant tai, kad mano pagrindinis virbalas yra net 2,75 mm. Pasidariau, žodžiu, iš karto tą į tankio, žodžiu, pasitikrinau savo tankį, supratau, kad man reikia mažinti virbalą ir, žodžiu, per vieną susimažinau, tai atnarai 2,25, kaip koiniai, o čia yra 2,75 mm, kad galėčiau, žodžiu, pataikyti šauniai. Tai per penktadienį pavariau atnaros, taip sakykim, per pirštą, kokių 3 eilučių man trūko. Tada šeštadienis visiškai iškrito iš konteksto ir aš turiu kitą mezginį. O sekmadienis buvo tinginiadienis. Taip sakykim, pagal mezginį tai neatrodo, kad tinginiadienis, bet, žodžiu, mažai tokių būties darbų galėjau šiek tiek skirti laiko ir mezgimui. Bent jau į papietų ir, žodžiu, mezgiau. Tai va, ir turiu tiek. Turiu štai tokią apyrankę, nes aš paprastai kamuolius traukiu iš vidurio ir man kažkaip labai fainai ir va. Ir, žodžiu, tiek primezgiau. Tai, žodžiu, žiūrėsim, kaip man čia seksis toliau su šito mezginiu. O šeštadienį, žodžiu, penktadienį vakare išsukau aš tą ruletę, apsidžiaugiau, vajėzau, kaip čia fainai tas reveristį. Supratau, kokio dydžio pas mane bus virbalai. Ir supratau, kad jokių būdų aš negalėsiu jo pasimti kelionę šeštadieniui, nes per smulkų mašiną ten tarška-varška, nelabai tarška-varška, bet vis tiek veiksmas yra ir smulkus virbalai nėra tas mezginys. Tai pasiėmiau savo šato palaidinę ir, žodžiu, šiek tiek primezgiau šitos rankovės ir pradėjau šitą rankovę. Tai realiai, šita tai sakykim taip, kaip buvo ana, tai vat šitiek va primezgiau per visą dieną. Per kelionę, per kirpyklą, plus kelionę pirmyn atgal iš druskininkų ir į druskininkus. Tai va, tai žodžiu, tokie mano procesai. Ir dabar ką, einam sukti naują ratuką ir žiūrėsim, ką megsiu sekančias 3 dienas. Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau noriu šitą pabaigti, arba noriu išsisukti, tarkim, Verena Mittens, ten labai nedaug, per kokius 2 vakarus gal galėčiau net ir įveikti. Ir dar liktų tada man truputėlis laiko dar pasistumėti su šitu. Aš jau rinkčiausi šitą, nes noriu pabaigti. Turėčiau 2 pabaigtukus. Tai taip, kad mažai nepasirodytų. Taip, žodžiu, einam sukti ir žiūrėsim, kas bus. Klausykitės, kaip užsakyta. Tai, žodžiu, eisiu megzti vakare Verena Mittens. Aišku, mano tas vakaras ateis gana vėlai, nes einam šiandien su Zara į dresūrą. Tai, žodžiu, ten arti kokios 8:30 ir pradėsiu. Kiek ten megztis tiek, priderinsiu tos Verena Mittens prie kepurės pagaliau. Tuo labiau, kad ir šaltos dienos čia biškį ateina, tai, žodžiu, galėsiu dar pasinaudoti netgi gal, jeigu tikrai spėsiu per 3 dienas numegzti. Va ir viskas. Ir, žodžiu, va, tokie takeliai, žiauriai smagu. Reikėjo atsiminti dar, kur aš ten pabaigiau megzti tas Verena Mittens. Eisiu megzti, eisiu žiūrėti ir jeigu, užteks man to laiko, tai eisiu megzti šitą dar. Tai tiek. Einu megzti. Tai labas rytas, darbštalytės. Šiandien yra kovo 7, diena, kai vėl suksim ruletę.
Ir prieš išsukant aš noriu jums parodyti, ką nuveikiau per paskutinės 3 dienas. Ir paskutinis mano darbelis buvo Verena Mittens, tos riešinukės, tai tada jos yra pabaigtos. Man truputį mažesni gavosi nykščiai, nes aš mezgiau jau iš paskutinio siūlo. Tai, žodžiu, jie visai nieko, bet galėtų būti pačių ilgesni. Tai va, gavos va tokios riešinukės. Žiūriai patogios, žiūriai smagios, aš jau jas panešiojau, įdėsiu nuotrauką, gal į Instagramą įdėsiu, čia nerodysiu. Ir, žodžiu, šitos riešinės dabar yra kartu komplekte su mano kepurė, kurią mezgiau 2 kartus. Bet yra kaip yra. Ir, žodžiu, va, kepurė, va, riešinės. Nežinau, ar dar spėsiu panešioti šiemet, nešiau lygiai 1 kartą vakar. Jeigu ne, tai bus kitam sezonui puikiai pasiruošta. Ir antrasis mano darbas yra mano šato palaidinė, kuri jau irgi pabaigta. Ir šato palaidinė vakar, aš ją kokią 11 valandą vakaro pabaigiau. Staigiai užmerkiau į visus skalbiklius, minkštiklius ir panašiai. Palikau ten gal 10 minučių, kol aš čia apsikuičiau aplink namus. Ir viskas išskalavau, išspaudžiau, ką galėjau, visas sultis ir padžioviau viršui, antram aukšte va ten. Pridėsiu jums nuotrauką, kaip ten viskas džiūsta ir turbūt, ką žinau, po kelių dienų turbūt galėsiu gal jau ir ant savęs parodyti, kaip pradžius. Kai išdžius. O dabar ką? Einam su ruletę, kurioje liko -2 darbai, o aš be galo iš tikrųjų džiaugiuosi. Ir žiūrėsim, ką aš mėgsiu sekantį. Čiau. Taigi, dar vienas pradėtukas. Tiksliau, -2 + 1, bet irgi gerai. Mobi svetris, Petite Knit aprašymas. Su šitu mobi sveteriu aš einu į, žodžiu, kaip einu. Su keliom mezgėjom lietuvaitėm Kristina, Dominika ir Laura darom tokį megskime kartu. Ir, žodžiu, eisiu pradėti, prasimegsiu mėginuką dar kartelį, nes, kaip sakau, praeitą kartą, kaip rodžiau spalvas, man ten taip čiut užkliuvo, bet gal čia tik tais dėl to, kad viskas atskirai ir ne kartu. Tai va, tai žodžiu, eisiu prasimegst ir susitiksim po kelių dienų, kai aš jau turėsiu kažkokį tai turbūt gabalą pasimesgus. Iki. Tai sveikutės darbštalytės. Nepatikėsit, žinokit, šiandien yra vis dar ta pati diena. Tas pats ketvirtadienis, ta pati kovo 7. Taip. Aš visą rytą bandžiau megzti naujus mėginukus. Tiksliau, pirmiausia, pasibandžiau tą mėginuką, kur aš buvau originaliai suplanavus, kuris atrodė man labai fainas. Ir šiandien dienos šviesoje jis man yra absoliučiai nefainas. Tada pradėjau kuisti savo visus stalčius. Bandžiau iš pradžių prie tų pačių siūlų derinti kažką. Tada bandžiau absoliučiai kitus siūlus, tada 3 siūlus, 4 siūlus, miksuoti, kaišioti, taip toliau panašiai. Ir niekas man nesužadina meilės, kad aš galėčiau megzt ir džiaugtis. O kai aš negaliu džiaugtis, jeigu tai nėra kažkoks užsakymas ar kažką, aš tiesiog negaliu. Nes numegsiu ir bus ten kur nors kampe tas mano mezginys, nes tiesiog net nešiot bus nesmagu. Tai va, tai žodžiu. Nusprendžiau šiuo metu išmesti Mobi iš savo ruletės, nes siūlų taip ir neradau, kurie man patiktų. O naujų pirkti aš tikrai nenoriu, nes mano stalčius ir taip jau lūžta nuo tų visų. Žodžiu, viengubų, dvigubų ir panašiai. Tai, žodžiu, bus taip, kad aš įdėjau keletą naujų dalykėlių. Įdėjau šiek tiek tokių visokių pabaigtukų, kurie, manau, visai bus čia gerai. Gal ne viską galėsiu per 3 dienas pabaigti, bet, žodžiu, bent jau pajudės reikalai. Ir va. Ir, žodžiu, einam sukti naujos ruletės. Ir žiūrėsim, ką aš veiksiu po darbo. Ir kitas 3 dienas. Taigi, ruletė sako, kad atėjo pats metas pabaigti mano super liemenę iš 22 metų mano vieno iš adventų. Štai kaip jinai atrodo dabar. Va, taip. Žodžiu, jinai turi sukaišytus visus tos spalvotus siūlus ir jinai turi, čia net akys nenuimtos apačioje, čia tiesiog yra jos nurinktos ir viskas, prinertos ir viskas. Tai žodžiu, eisiu po darbo galvoti, kaip aš galėčiau šitą visą
savo masterpiece užbaigti. Iš tiesų, aš galiu netgi parodyti, kokią idėją turiu ir jinai man gimė, galima sakyti, šią akimirką. Prieš gerą savaitę gal su virš iš AliExpreso užsisakiau. Šiaip aš galvoju, čia bus man skaroms, bet matau, kad gal ir šitam visam reikalui paeis. O čia, kiek triukšmo. Tokius užsegimus. Iškaplėsiu. Štai, jie yra tinkami bet kam. Ir žodžiu, yra taip. Va tokie. Ir jie va taip opt. Ir sukimba. Va, ir foksą pagavau dar. Tai va, tokie užsegimai. Ir jeigu aš šitai liemenį padaryčiau tik tais. O iš kitos pusės yra va tokie krokodiliukai. Tai jeigu aš tai liemeniai padaryčiau apdailą aplink kaklą ir kažkokius va čia va truputėlį, žodžiu, per pilvą, porą centimetrų ten pramegščiau, tai gal visai variantas būtų. Kaip jūs manot? Aš manau, kad čia man visai gera idėja. Ir žodžiu, nešuosi tą liemenę, eisiu vėl kuisti savo siūlų ir gal sugalvosiu ką nors. Tai va, tai tiek updeitų. Ate. Tai sveikutės Darbštalytės. Šiandien yra kovo 11. Labai sveikinu visus su nepriklausomybės diena. Tegu mūsų gyvenimai būna tokie patys saulėti kaip ši puiki diena. Ir kągi, turiu šiokių tokių updeitų. Tai kaip pirma, gal pradėkim nuo to, kodėl manęs nėra ekrane. O manęs nėra dėl to, kad savaitgaliui mes buvome išvažiavę į Birštono spa, į Vytautą. Aš ten turėjau įvairių procedūrų tiek kūnui, tiek veidui. Viena iš procedūrų buvo veido valymas ir dėja mano veidas yra dabar labai raudonas, labai priteptas visokiais kremais, nes procedūros. Ir tiesiog aš nesijaučiu ir neatrodau jaukiai filmuotis priešais kamerą. Tai nusprendžiau, kad šiandien pasižiūrėsite į mano mezginius. Tai va. Tai žodžiu, paskutinį kartą ruletė man išsuko megzti, tvarkyti šitą long road kardiganą. Aš iš jo darysiu liemenę ir kągi, per kelias dienas turiu apačią numezgus, turiu beveik visą viršų padarius. Aš manau, kad iš šito likučio aš jau tik tai, žinokit, nuiminėsiu akis, nes aš siūlo laikau dvigubą. Tai realiai čia yra dvigubai mažiau. Ir paskui, kai sekantį kartą iškris ruletė, darysiu rankovės ir priekį. Gal netgi pasiseks man kažkiek tai stipriai labiau pasistumėt, bet, žodžiu, pagaliau šitas daiktas juda. Ir kadangi šis dalykas buvo labai neportabilus, nes jis yra didelis, toks nemielas, nefainas ir panašiai, aš nusprendžiau pasimti į kelionę į Birštoną savo mamos megztinį. Tai, jis vis dar be rankovių, bet jis turi gerokai pastumėtą, žodžiu, kūno dalį. Turiu, irgi tokį likutį kūno kamulio ir tada darysiu rankovės ir paskui pabaigsiu kūną, žodžiu, čia mano įprasta tokia taktika. Ir va, šiandien saulytė šviečia, labai smagu. Arnas išvedė šunį, nes aš, kaip sakiau, po veido procedūrų negaliu eiti labai stipriai į saulę ir man dar nugarą truputėlį po masažo skauda. Tai žodžiu, linksmybės. Ir kągi, kad galėčiau kažką tai toliau daryti, manau, einam sukti naujos ruletės ir matysim, ką megsiu toliau. Taigi, kaip matėt, išsisuko man megzti kovo mėnesio kojines. Tai ką aš darysiu? Aš manau vis tik tais pabaigsiu čia su šitų siūliukų kaklą. Tiesiog man toks bus truputėlį ramiau, kad turiu va tokį pusiau pabaigtuką. Ne pusiau pabaigtuką, bet tiesiog bus tokia dalis užbaigta. Ir tada eisiu megzti kovo mėnesio kojines, kurios turi būti pavasariškos spalvos ir turėti bumerango kulną. Tai žodžiu, bumerangas yra mano mėgstamas kulnas. Į kojines užsidėsiu nuo pirštų, taip pat kaip aš labai mėgstu. Ir žiūrėsim, kaip man seksis megzti šias kelias dienelės. Tai va, tai kol kas tiek ir iki. Tai sveikutės Darbštalytės. Sveikinuosi, šiandien jau yra kovo 13. Šiek tiek pamezgiau savo tų pavasarinių kojinių į dėžutę. Tai pristatau, turiu va tiek. Mezgau kaip visada nuo pirštų, abisykiu. Visokie virpalai. Va.
Siūlą naudoju ir toliau Dominikos. Va. Mano raštas, tiksliau, paterno aš jokio nepasirinkau, aš tiesiog padariau raštą. Tai yra 4 gerosios ir 1 blogoji ir kol kas taip ir važiuoju. Tai visa pėdos dalis taip ir bus tokia, tada bumerango kulnas ir kai pradėsiu jau kojos dalį, čiurnos dalį, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, aš pereisiu megzti ratu visą tą raštelį 4 geros ir 1 blogoji. Ir viskas. Jeigu dar ką nors sugalvosiu netyčia įsprausti į visą šitą schemą, tai parodysiu, bet kol kas tai mano planelis yra tik tais toks. Tai žodžiu, kaip matot, jau grįžau į kadrą, mano veidas atgavo savo normalią spalvą, nes praeitą kartą aš ten visą blizgėjau, raudonais plėmais buvau ir panašiai, žodžiu, nieko gero. Tai va, tai žodžiu, kol kas tiek ir einam sukti ruletę iš naujo. Kągi, atėjo mano moso eilė. Tai kaip matėt, jums prieš minutę, aš čia rodžiau prieš kelias dienas, mano mosas yra dabar tokioj stadijoje, kai yra numegzta gera dalis kūno. Ir žodžiu, aš su tuo kūnu turbūt pabaigsiu kamuolį ir tada žiūrėsiu, ar man pavyks prijungti, tiksliau ne ar man pavyks prijungti, o ar man pavyktų bent vieną rankovę išmegzti. Jeigu pavyks, tai bus labai gerai. Jeigu nepavyks, bus mažiau gerai, bet tai ką darysi. Tai va, tai toks planelis. Einu pabaigti darbus ir eisim megzti rankovės. Tai tiek tada ir pasimatysim neužilgo. Ate. Darbštalytės. Šiandien įdomis startas prasideda man. Einu kaip tik pasimti siūlų, nes man parašė Asta ir paprašė, kad numegzčiau jai vieną pavyzdinį mezginį. Atsiuntė siūlus, tai vat bėgu dabar jau paštomatą pasiimti ir vakare eisiu megzt. Žiauriai nekantrauju, dar reikės aišku mėginuko, viso kito ir, žodžiu, gal kai grįšiu, papasakosiu daugiau, bet dabar man tiesiog užpakalis dega bėgti siūlų pasiimti, tai bėgu. Tai sveikos, grįžau, turiu ciūcę su savim už nugaros ir turiu siūlus. Gavau šitos puikius 3 apmezga Drako siūlus, kaip sakau, aišku nesakiau. Čia yra merino ir lino mišinys, 90% merino superwash ir 10% linas, 100 gramų, 366 metrai. Tai va, siūlas atrodo taip. Jisai atrodo šiek tiek šviesesnis, negu yra iš tikro per kamerą. Aš pabandysiu dar rytoj gal mažiuką kažkokį tai filmuką padaryti su likusiu kamuoliuku, nes dabar, čia visai išbėgtų. Tai palaikysiu biškį. Žodžiu, einu šitos 2 kamuolius susiviniosiu, šitos 2 sruogas, tiksliau susiviniosiu į kamuolius, eisiu pamegzti mėginuką ir žiūrėsim, kas man gausis ir kaip čia atrodys pati pradžia. Tai va, viskas. Bėgu žiūrėt, nustot drebint rankas ir daryt dalykus gražius. Tai sveikas darbštalytės. Kaip prisimenate, penktadienį baigėsi mano ruletė laikinai. Ir, žodžiu, dabar mezgu Astai didį megztinį palaidinę Annie T. Anna T. I will add the link into Ravelry, into my project, I think, in the show notes. Kodėl aš angliškai? Ne, viskas, paliksiu šitą. Aš nežinau, kodėl aš pradėjau šnekėti angliškai. Tiesiog pavadinimą pasakiau Anos T ir nuvažiavau. Žodžiu, taip ir būna. Tai va, žodžiu, Anos palaidinė, siūlai, Astos, merinas su linu. Šitą fainą
slyvų arba vyno spalva. Ir štai tiek aš turiu numezgus. Aš labai atsiprašau dėl to, kad virbalai čia taip klanksti. Žodžiu, iš pirmo kamulio turiu numezgus va tiek. Tai yra pilnai išmėgstos, žodžiu, reglanas, trumpintos eilės, visa kita. Aš netgi atskyriau jau visą mezginį, va tiek va primesgiau dar nuo atskyrimo iš to pirmo kamulio. Apsižiūrėjau ką tik, kad net, žinokit, nežinau kaip čia jums pasakyti, bet tai yra tobulo dažymo kamuolys, nes aš jį visą sumesgiau ir jisai man dar nesupūlino taip, kad jau reikėtų, tarkim, jungti 2 siūlus. Tai čia yra fantastika. Gal iš nugaros aš čia kur nors parodysiu. Aš nežinau, ką man daryti su tais virbalais. Palaukite. Kad jie mane mažiau erzintų kaip nors. Op. Va taip gal. Bandom tai parodyti. Žodžiu. Maskatuoju jūs kaip višta į tą galvos. Žodžiu, tai va. Mezginys atrodo šitaip. Dabar jau ir aš tokių siūlų noriu, bet pamatysim, kaip čia man seksis. Gal reikės irgi pasigriebt. Ir, žodžiu, nepulino. Yra vietelių, kur ten sukrito kokios, pavyzdžiui, 2 eilutės ar 3 eilutės. Kažkas tokio. Bet aš neskaitau tokio didelių pulinimų. Jeigu man ten pradėtų gabalais po 10 eilių krist, tai aš jau tada pradėčiau verkti. Bet kolikas, aš kiek čia žiūrėjau, kiek siekiau vakar vakare ir panašiai, nebuvo tokių vietų, kad ten jau viskas taip jau mirtinai sukristų. Tai va, susisukau antrą kamolį. Tai galvoju šiom dienom pasidaryti rankovės, susitvarkyti kaklą ir tada pradėti varyti žemyn tiek, kiek man jau ten sveikas protas neš, nes reikia primegzti daugiau negu 30 cm. Aš jau turiu 4-5 cm, tai, žodžiu, dar labai daug laukia. Ir žiūrėsim, kiek aš čia truksiu su to mezginiu. Nes savai mes suprantama, darbo dienų vakarais man išeina mažiau, bet noriu pavaryti už tėvynę ir žiūrėsim, kaip čia gausis, gal man pavyks estai Velykoms nuvežti palaidinę. Tai va, tokie updeitai. Žodžiu, mezginiais mezgasi, juda krūta šiaip labai smagiai, labai gyvybingai, nes net nepaisant to, kad aš mažinau virbalus per 0,5 centimetro. Ir, žodžiu, ir va, viskas. Einu pasibaigti darbų, eisim su Zara į mokyklą ir po mokyklos gal man dar liks laiko kokią eilutę sumegzti. Tai va, tai žodžiu, tokie updeitai ir pasimatysim už kelių dienų, kai galbūt turėsiu visas tas apdailas ir važiuosim žemyn. Ate. Tai sveikutės Darbštelytės, prisijungiau, šiandien yra kovo 20, turiu va, mano kamuoliukas, dabar dirbantis antras, turiu jo lygiai tiek ir dabar turiu, žinokit, virbalai labai barškas soriukas, bet aš turiu sutvarkius kaklą. Aišku, čia viskas dabar labai sutraukta ir pritraukta, nes, tiesiog. Turiu rankovės numezgus ir dabar aš jau viskas esu kūno, taip sakant, saloje. Ir, žodžiu, kažkada tai pabaigsiu. Reikia daugiau negu 30 cm, tai darbo dar reikia ausų. Ir, žodžiu, taip. Aš dabar turiu dalį akių nukėlus ant šito papildomo šniuriuko, tam, kad pasižiūrėčiau, kaip bendrai viskas atrodo ir ar nepūlina spalvos, ar kažkas ne, bet, žodžiu, Astai komplimentai didžiausi, nes, žinokit, aš mezgu tiesiog iš vieno kamulio nesukdama smegenų ir dar nepastebėjau labai, kad būtų kažkokios tai problemos, didelis pūlinimas ir panašiai. Va, turiu tiek numezgus, galiu parodyti bendrą vaizdą. Tai atrodo viskas, va, taip. Eisiu jai nusiųsti kelias nuotraukas ir žiūrėsiu, jeigu jai patinka vaizdelis, tai aš mezgu toliau. Žodžiu, tikrai, žinokit, pakankamai tvarkingai išsibarstė visi tie tamsesni ir šviesesni plotai, tai Jėzus Marija, kiek triukšmų pildoma. Tai va, tai žodžiu, pasidžiaugiau, pasirodžiau, einu toliau padirbti ir eisiu toliau pamėgsti. Ir tada draugė atvažiuoja į svečius, tai eisim dar pasidžiaugti vieną kitą. Tai va, tiek naujienų, čiau. Sveikutės Darbštelytės. Šiandien yra 21, aš jau turiu šiokių tokių, netokių smagių update'ų man. Taigi, vakar prijungiau naują kamuolį prie kūno, pabaigiau ten tas visas rankovės ir, žodžiu, kadangi aš mezgu daugiausia vakarais, aš nepastebėjau, kad mano antras kamuolys yra rausvesnis už pirmąjį. Ir jeigu rankovėse to skirtumo dar nesimato, nes čia visur vis tiek pasidalina tie, žodžiu, visi speckles ir panašiai, ir kažkaip tai
viskas yra ok. Tai ant kūno šiandien buvau su draugė susitikti, su Onute, ir, žodžiu, ant kūno pamačiau, kad, gal čia labiau matysis, kad antras kamuolys yra labiau rožinis, čia matosi labiau, maždaug per pirštą. Antras kamuolys yra labiau rožinis negu pirmas. Pirmas yra toks labiau violetinis, o čia daugiau rožinio. Taigi, ką aš darysiu? Aš išsiardysiu visą kūną, kiek aš turiu numezgus. Beveik 10 cm, biškį gaila. Ir megsiu iš naujo. Iš karto, žodžiu, keisiu kamuolius. Vieną seną, vieną naują, vieną seną, vieną naują. Ir kai mano tas senasis kamuolys eis į pabaigą, aš galbūt pridėsiu trečią kamuoliuką, kurį turiu. Arba žiūrėsiu, gal su šitu toliau megsiu. Ir jeigu reikės dar ten, žodžiu, trečią pradėti, tai tada spręsiu, kaip žodžiu, šitą galvos iki išnarpliotą. Tai tokie takeliukai. Net nesimato ant kamuolio, žinokit, kad jis rausvesnis. Ir aš irgi nepamačiau, kol, žodžiu, man nepapointino. Nors, aišku, negalėjau pamatyti, kol neturi bent kažkokios dalies nusimezgus. Nes 2-3 eilutės tau neduos viso, žodžiu, reikiamo tokio feedbacko. Ir, žodžiu, nieko nepadarysi, ardysim, megsim iš naujo, kad būtų gražu ir, žodžiu, mugiai Astos darbas būtų pats gražiausias. Tai va, viskas, einu megsti. Tai sveikutės darbštalytės, vėl pakeičiau filmavimo kampą. Dabar esu svetainiai, čia yra, ten yra mano Hogwartsas, kurį per maždaug 3 kalėdas surinkau ir atėjau pasidalinti progresu. Taigi, turiu dabar jau štai tiek nuo rankovių atskirimo. Man reikia šiek tiek daugiau negu 30 cm. Dabar čia yra 26, tarp 26 ir 7, priklausomai nuo to, kaip aš čia bandau pratempt. Tai aš manau, kad aš darysiu kokiais 2 cm trumpiau negu reikia, nes kaip visada Super Wash merinas, jisai šiek tiek pasileidžia. Ir kadangi aš kai dariau mėginuką, jisai man irgi šiek tiek išsiplėtė. Tai, žodžiu, aš taip pat, porą centimetrų, ne tai, kad numailinsiu, bet tiesiog, žodžiu, darysiu trumpesnį. Ir tada jau, kai reikės blokuoti, aš jau išblokuosiu tiek, kiek priklauso. Turėtų viskas būti ok. Na, jeigu jau neišsiblokuos, tai turiu dar visą savaitę beveik laiko primegztos 2 centimetrus. Bet aš manau, viskas bus ok. Tai va, tai, žodžiu, tokie tokeliukai. Atėjau pasigirti savo rezultatais, nes visas paskutinės 3 dienas aš mezgiau taip jau nenutrūkstamai ratu. Nežinau kaip jum, bet man dabar atrodo, kad viskas yra gerai. Ir, žodžiu, nebėra jokių spalvinių pertraukių ir panašiai, kaip čia jums rodė dabar. Nes pas mane pradėjo šviesti saulė, ką tik buvo taip maloniai ne tokia debesuota, bet, žodžiu, va. Tai, žodžiu, viskas atrodo taip, kaip čia pasakyti, spalvos nesukrenta, viskas tolygiai gražiai rausvai violetinio ir, žodžiu, man žiauriai gražu čia viskas, aš noriu irgi tokios spalvos. Tai reikės rasta kažkaip tartis, kad ir aš noriu tokios spalvos. Tai va, tokie tokeliukai. Kitą savaitę su jie susitiksim, atiduosiu šitą palaidinę ir visą kitą. Ir, žodžiu, tokie tokeliai. Viskas, einu megzti. Ate. Tai sveikutės darbštalytės. Šiandien jau yra kovo 28 ir aš ateinu, turbūt jau taip sakykim, prisiduoti su nuveiktais darbais. Pirmiausia, parodysiu, ką įveikiu per paskutinės dienas, nes žinokit, aš norėjau tiesiog megzt, pamiršau visus filmavimus, ataskaitas, kas 3, kas 5 dienas ir panašiai. Aš tiesiog norėjau megzt. Pabaigiu darbą nuo kompo kėdės ant sofutės ir tik tai ir irkluoju. Ir turiu visai rezultatų pasigirti iš tikro. Tai pradėkim nuo mažiausio. Pabaigiau kovo mėnesio kojines. Jos atrodo va taip. Čia joms ir vėl naudojau Dominiko siūlus, Lady Vitanit. Tai jos kojininiai siūlai, tie patys, kuriuos aš naudojau vasario kojinėms. Tai čia yra viskas jau pabaigta iki paskutinio siūlo gramo. Ten man liko, va tokie va siūlgaliai, kai žodžiu, Italian Bind-Offą dariau. Ir viskas. Tai vieno kamuolio nebeturiu visai, bet turiu dar 3 likusius. Tai žodžiu, apie kojines. Kovo mėnesio užduotis buvo Velykos arba pavasaris, kulnas bumerangas ir viskas.
akis galėjom uždėti nusimti savo mėgstamų būdų. Tai aš taip ir padariau. Kadangi aš labai mėgstu megzti 2 kartu nuo pirštų, tai aš ir užsidėjau po akis nuo pirštų, abidvi sykiu ir mezgiau. Šiaip paterno kažkokio schemos, taip sakant, aš nenaudojau. Aš paėmiau ir padariau tik tais ant viršaus kojinių, aišku. Tokio 4 megztos, viena blogoji, išvirkščioji, kaip jau čia kas vadina. Oi, aptirpu koją. Aš čia Zarą turiu, jinai mano mezginių didžioji kritikė, tikrintoja ir panašiai. Tai, žodžiu, girdi, kaip aš pasakoju apie savo kojines. Tai va, žodžiu, numezgiau tą savo raštą, padariau kulną bumerangą, nes šitą kulną aš labai mėgstu. Ir tada, kad būtų truputėlį įdomiau, į kas antrą tą 4 akių dalį įmezgiau papinutę. Ir kas, man atrodo, 5 ar 6 akis, žodžiu, ar 5 ar 6 eilės, aš, žodžiu, sukiojaus. Man atrodo, labiau, kad kas 5 eilės aš sukiojaus. Tai va, ir gavosi va tokios pinutės ir, žodžiu, man labai gražu. Viens ant vieno dar ribui užteko vietos ir itališkos akių nuėmimas. Tas jau gražusis. Tai va. Taip atrodo. Žodžiu, kojinės tokios. Įdėjau tik tai 60 akių, nes būsima akių, jau po darbo filmuoju akivaizdu. Nes būsima kojinių šeimininkė turi tokią siauresnę koją, tai žodžiu, kojinės išsitampys taip, kaip priklauso, pagal būsimą koją. Ir viskas. Ir aš tikrai net nežinau, kiek čia gramų susinaudoja, bet sumoje su praeito mėnesio kojinėm yra 100 gramų. Tai va, tai sakykim 2 papam. Va, kojinės, viskas, papasakojau. Tada mano master pabaigtukas Astos palaidinė. Astos Anos palaidinė. Žinokit, aš šitą L dydžio daiktą ant 2,75 virbalų išmezgiau per 10 dienų. Nesukaišiau dar siūlų. Tiksliau, nesukaišiau, o dar nenukirpau jų, bet aš čia tuoj pabaigsiu filmuoti ir sutvarkysiu. Įdėsiu į maišelį ir viskas bus paruošta pridavimui. Tai va, truputėlį parodysiu, kadangi aš pati labai čia arti telefono sėdžiu, tai parodysiu va taip. Va, rankovės. Ta peties linija man labai patinka. Ir, žodžiu, visas tas smarkumas. Šitą šedevrą per 10 dienų aš numezgiau ant 2,75 mm virbalų. Į pabaigą, būkim bėdni, bet teisingai, man jau truputėlį stogas važiavo, bet aš iš tiesų labai norėjau pabaigti, labai norėjau išskalbti, pasižiūrėti, kad niekur jokių kliurkų netyčia. Žodžiu, norėjau turėti poros dienų bufferį, kad jeigu netyčia, apdruk kažkur, kažkas, pilnatis užeitų, žvaigždės iškristų ir panašiai, man kas nors netyčia čia sugestų, kad aš turėčiau laiko pataisyti, permegzt, sukabinti ten, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet viskas yra idealiai ir, žodžiu, ir man dar kol kas liko siūlų. Tai va, virš šeštadienį astai atiduot, įsivertinsim, kaip ar gražu, negražu, tinka, patinka ir panašiai. Priminsiu, kad čia yra merinas su linu, 90% merino, 10% lino. Siūlo spalvos, aš nežinau, gal tam 4 turbūt skaitosi. Tokio kaip raudono vyno iš slyvos mėlynos. Baklažano nesiverčia. Baklažaniai galėtų būti tie, kur patys tamsiausi momentai. Bet ir tai gal ne. Žodžiu, patys. Oi, bet kaip jums čia šviesiai mato? Aš vis tiek aš dar fotografuosiu ją turbūt rytoj kur nors lauke ir įdėsiu nuotraukų, kaip iš tiesų atrodo šita palaidinė. Esu ją beprotiškai patenkinta, šiaip jau. Ir žiūrėsim. Tarsi, aš jau noriu savo tokios palaidinės, nes man atrodo ideali į darbą ar kažkur, kur reikia truputėlį taip santūriau apsirengti. O jeigu dar rankovės primegščiau ilgas, tai, žodžiu, apskritai žiauriai fainas mezginys. Tai va, reikės pagalvoti, kad gal aš netyčia ir kitokio noriu pavasarį. Bet ir dabar, puikiai toks eitų į trasą. Nes
vilna, dar, žodžiu, nors ir superwašas, bet vilna, tai pakankamai šilta, bet kadangi plonas audinys gaunasi, tai neperkaisti, pavyzdžiui, darbe. Arba šiaip ant saulytės kur nors papuolus. Vienaip ar kitaip žiūri gerai. Ir mano trečiasis darbas, šitas jau yra dabar progresas, nes po to, kai pabaigiau palaidinę, čiupau kojines, pabaigiau kojines vakar vakare ir, žinokit, išsižiojus puoliau megzt ar vakar vakare. Atmeluoju ir neraudonuoju. Už vakar vakare aš pabaigiau kojines megzt. Ir už vakar vakare, po pietų vakare, žodžiu, prisirinkau jau čia akis, megzti antrą rankovę. Tai dabar mano tas megztinis turi abi dvi rankovės jau. Kas įpukuotas atrodo per kamerą. Žodžiu, porą sekundžių patyliu, parodau, kaip čia viskas atrodo. Tai va, šitas megztinis yra Moss Sweater antroji versija, nes pirmąją aš padovanojau mamai, pradėjau megzti antrą ir aš matau, kaip jau turbūt pasakojau, kad čia yra mano močiutės mėgstama spalva. Tai žinokit, nenustebčiau, jeigu man antrą reiktų atiduoti močiutei. Ir aš jau matau, kad grįžta Arnas iš parduotuvės, tai, žodžiu, aš į video grįžčiau netrukus. Tai va. Žodžiu, grįžo vyras iš parduotuvės, parvežė pomidorų žemę, tai, kaip suprantate, eisiu sodininkauti. Grįžtant trumpai prie megztinio. Šiandien dariau pasimatavimą, kadangi vis dar mezgu daugiau savo, bent jau pirminis planas, kad mezgu savo, tai kol kas man trūksta maždaug 10 cm ilgio. Ir tada dar truputėlį ribo. Žodžiu, išsibirėjo mano galva biški, bet nieko. Ir tada aš noriu daryti taip kaip Mose prailgintą nugarą, bet Mos megztinį ta nugara, jinai buvo labai tokių stačių, vos ne kampu eina žemyn prailginimas ir viskas. Man, kai mezgiau testą, tai ten labai daug nepasišakosi, bet aš, tarkim, asmeniškai norėčiau, kad tas, žodžiu, tas prailginimas būtų toks labiau apvalus, tai kažkokiu būdu reikės man persiskaičiuoti ir persiformuoti, kad galėčiau pagal save nusimegzti. Tai va, žodžiu, tokie tokeliukai, einu megzt, einam pomidorų sodint ir gal dar ką nors parašysiu paskutiniam dienom mėnesio. Gal dar vieną papilduką, pavyzdžiui, turėsiu.